turi ne žmonės tarnauti kunigui, bet kunigas turi tarnauti žmogui. Tikintiesiems turi tarnauti. Ir turi pirmą būti žmogumi, paskui tik kunigu. O šitai, ponia, kad mes visi tai būtumėm. Taip, ne? Pirmą būk žmogus. Iš žmogiškų pozicijų, žmogiškos išeities, kai spręsk, vadinasi, galvok, vadinasi, kitą. Tas pats mane yra ir mokytoje, tas pats yra, vadinasi. Irgi turi, ponia, jeigu aš jums galiu pasakyti, jeigu žinot ir jūs, pirmą reikia būti pačiam vaiku. Su vaikais reikia būti vaiku. Pirmoji klasė su pirmokais, taip, ne, ponia, jau eina 11, jau reikia būti, vadinasi, irgi, jau, kai jie jaustųsi, taip, nežinau, Montessori sistemos tas yra, taip, nes kad jaustųsi, reiškia, tam tikrą širdumą, kad jie suprastų, įveiktų į tą bendravimą, kad jie pasitikėtų. Įdomu labai, jūs susitinkat su jaunavedžiais. Labai yra toks tradicinis klausimas, kas šeimos galva, pas ką pinigai? Ar jūs jaunavedžiam va tokį dalyką? Ponia, žiūrėkit, aš tik tokį dalyką, aš tik panesi šitą pasakau, ponia, pakalbu. Nu, ponia, aš pasakau, ponia, tai pasakau apie tos dalykus, labai gražiai pasakau, ponia, ir labai gražiai, bet aš gražiai pasakau, kaip aš buvo televizijoje, kada dar, bolševikų laikais, aš buvau pakapė tada. Tai reiškia, buvo Sudeikienė, buvo tokia, žinot, Sudeikienė dėstė rytmetį, šeimininkės rytmetį, sekmadieniais. Tokia pagyvenusi, tokia Sudeikienė, žinot, buvo. Ir štai, žinot, ponia, buvo dvi šeimos su vaikučiais atvykusios ir gražiai, vadinasi, apie šeimos reikalus kalbėjo, kaip ten sugyvena, kaip ten būna, kaip gražiai. Ir tą klausimą, kaip jūs dabar atsakėt, kaip paklausėt, vadinasi. Saka, gerai, kas jūsų dabar šeimoje, toks truputėlį, saka, mes abudu, saka, rūpinamės, bet vis tiek vienas kas nors tokio, vadinasi, tamsta, turi vairaujantį kur nors, kas nors, ar kaip jūs paminėjote, ar kasą, ar ten aprūpinimas. Dar vienas sako, abudu, paskui vadinasi, vieną šeimą vyrai pripažina, kitą šeimą pripažina, kad geriausiai šitą supranta ir atjaučia ir įvykdo tą pareigą žmoną. Jin geriausiai reiškia šitą supranta, ko reikia nupirkti, ko reikia, kas reikalinga gauti, ko nors, rūpintis šeimos, vadinasi, reikalais. Pas ją geriausiai, kai jau kasa yra, tada, reiškia, jau šeima bus aprūpinta, ir vaikus bus aprūpinta, visą kitą. Dabar aš, vadinasi, Adamas atvažiavo iš Šiaulius, iš Pakapės, mano sesuo Daukanto gatvėje gyvena, aš pasiėmiau, dar man nustoti toli, vakare, vadinasi, pasiėmiau tokį taksistą, vadinasi, sako, tu šiandien klausiau televizijų, sako, klausiau, sako, sakau, matai, kaip sako, visas kapitalas, arba tai visą vadovavimas, materialinis visoks rūpinimas, apart kito viso, sako, tai, sako, taip, sako, aš klausiau, bet, sako, mano žmona gera, mylinti, malonė, brangi, mes gražiai sugyvena kitą, bet kiek aš jai paliešu pinigų, tiek visus išleidžia, bet kaip išleidžia taip, kad visiškai, nebūtina, perka kas. Labai žmonas stengiasi ten, tiesą, ką sakau, neklaus, ko nori valgyti, kas nors kitą, bet žinau, kas jam patinka. Ir iš anksto jau spręs, žinau, kad vyrai labai mėgsta, aš lagerį galvoju, kalbėdavom visą kitą, mėgsta skaniai pavalgyti, skaniai kad švara būtų tvarka, kad būtų gražu, kad būtų malonu, visą kitą yra. Tas svarbiausias labai gražu, kada jis atėjęs namuose, rastų, vadinasi, tamsą, ypatingai puoštis. Kad buvo ne puoštis prie svetimiesiems, bet patikt savo. Kad būtų žmona visiškai, ponia, savo vietoj, savo tam aukštumoj, kad mokėtų save pagerbti, vadinasi, ponia yra. A jūs, ponia, skaitė to Avyžiaus kaip tą vadinasi, kaip šitas vadinasi, kad labai gražiai ten rašė, kad vienas ten manęs jau šitą. Dabar buvo, kad reiškia vyras, dabar čia bus taip subtilesnį klausimą, kad vyras, man tai patika ta prasme, kad vyras išgyvena 5 metus, jis nematė žmonos nogos. Kur reikalinga, kur ką kitą vadėjo, bet taip, kada nusivelka, kada ten baidina. Aš žinau, ponia, vieną šeimą, vieną, kur atėjo vyras vanėsi, sako, aš nebegaliu, sako, su savo žmona nesenai apžedėjau, sako, jį vanėsi savo, kambarius vaikšto savo, vaikutį žindina savo, pastraliuoja.
Aš sakau, kad jau saka, tu jau nu kur nors, kad nors ką kitą. Saka, aš tavo vaiks, tavo vaiką kitą, reiškia. Pone, kada išlaika tą tokį subtilumą, tokį tapdumą, įdomu labai, pone. Subtilumas, tai. Ne, pone, žiūrėkit, jeigu jūs norite žinoti, mes gimnazistai, kai mes buvom, aš pats žinau, kada mes nematėm kunigo su šlipsu, nematėm kunigo su kelnėmis, bet kunigas buvo visą laiką, anais laikais su sutonu. Ir ilgų sutonų buvo lygiai pat kulniuko to galiuko, kad tik nusidėsi. Ir mes, kada pamaldas laikydavom, šitam mišias laikydavom, viską anksčiau būdavom, tai mes gimnazistai pasirengdavom, norėdavom pamatyti, atūdin kunigas kelnės. Kuišiai klauso? Labą dieną. Aha, prašau. Aha. Aha, prašau, sakykit dabar, užsakykit. 1856, taip? 1856, taip? Kaip? Aha. Suteiktas 1980 metais. Kaip žačiai? Aha, gerai. Tai ačiū labai. Ačiū labai. Ta Marytė Jovaitė, rūpinasi tą pažymėjimą, kaip jis man minėjęs, kalbėjęs, saka, yra tas pažymėjimas 1980 metais, vadinasi, yra. Pažymėtas ten yra ir tas numeris, koks tai yra įrašytas, vadinasi, kurį dabar užsimetė, saka, užsidarė tą... Pasaulio teisuolio. Teisuolio tą vardą, o tas yra tas numeris toks yra, čia jau 1980 metais yra išrašytas, bet kuris nusimetė, jie dabar jie ten siūsi į tą Jeruzalę ir yra tas kaip tas, sakiau, ta pavardė, tas, kur ten rūpinasi tas... Šiaulietis? Ne Šiaulietis, Kauniai tas yra Gėlėtas, kuris vadovas, tas, kuris rūpinasi tais visais, vadinasi. Aha, vadais, vadinasi, nu čia vat. Kaip žiūrėjom dabar, kaip pasakyta. Kaip jūs priimat šitą? Kaip šitą jūs priimat? Ar tai nėra jums kaip reabilitacija vis tik? Ot, galbūt jūs teisingai pasakėt, gal toks vadinasi, kuriuo aš pats nukentėjau už tą gėrį, už tą malonę, už tą gerumą, už tą kitą, vadinasi, galbūt reikia ir tuo pačiu, vadinasi, kitiems parodyti, kadangi, jiems kuo nors tokio suteikti. Aš nežinau, pas mane ateina drebėdami, sako, vadinasi, bijodami, bet išeina, žinote, linksmi, tikėkit manim, ponia. Ir jaunieji, aš klausiu, ko jūs atvažiavot, kas kitas sako, kad mums čia taip malonė. Mes jaučiam, kas mums pasilieka, kas tokio, ne taip, kad pasaka, žinot. Toks, žmonės mėgsta labai, tokį širdingumą, bet nemėgsta to oficialumo. Rašė. Paskui čia yra rašytojo Meko raštas. Jūs jį kokią pagalbą jam suteikėte? Kodėl jis parašė? Jis parašė šitaip, vadinasi. Jis parašė, visi tie rašytojai parašė, ta Gurvičienė daktarė, parašė jie tą padėkos, atsiprašau, vadinasi. Čia labai, vadinasi, yra įdomiai, gražiai, šitie vadinasi, šitie yra tas raštas, aš noriu jums paaiškinti. Čia yra mano buvo sukaktuviais, kokie ten, nežinau, tų metų, kur rašą, žinot, kur rašą šitą, man iš Izraelio, kur rašą, man tą vadinasi, yra ta Aleksandravičienė, ta yra vadinasi. Čia vadinasi rašą man važėlai, vadinasi, Vladui, čia už išgelbėjimą, čia man baigia išplukti, nežinau, ką daryti, vadinasi, čia man baigia išplukti, čia rašalai, tie jau tik matosi. Ta kur yra, reiškia, nuvažiavusi į Izraelį, vadinasi, ten išbeigusi, aš ją labai daug gero padariau. Ta prasme, kada būdavo kalėjime buvo, vadinasi, padariau, kad skaitė tam rašte parašyta, jos yra, vadinasi, ir ta, yra jos,
ir tas atvaizdas jos, kad rūpinasi dėl manęs, vadinasi, kad aš... Reiškia, jos buvo, kas jin tokia, vadinasi, Židalkaitė. Jin buvo, vadinasi, pakrikštyta. Apsiženėjusi su Aleksandravičiu, su muziku. Ir štai dabar tas muzikas buvo didelis jau menininkas, didelis violončelė, vadinasi, grodė, visą kitą. Ir tada, kada vokiečiai sužinojo, kad jis turi žmoną šitą Žydaitę, jis sakė jam pamesti ir ją iškastruoti. Reiškia, kad jis nesutiko, tada paėmė jūs abudu į kalėjimą ir prašau tam sėdė mielas ir jis vanės paskui iš kalėjimą gyvė mirė. O jai vanėsi šitą, kada aš buvau kalėjime, aš leisdavau tas muziką, ten turim orkestras, kuris susidarė, aplankytas kameras ir pasimatymus turėti visokius su tą vanėsi. O čia manęs jie nori, kaip Šalnenskis buvo atvažiavęs, tamsta, man didelė garbė buvo. Čia susirinka, bet tas kambariuks netilpa, šičia, žinot, jie čia lankė tuos žydų kapus, vanėsi, visus čia Biršaičių mūsų tuos, su rajonu, čia su ponais visokiais, žinot, tamsta. Čia, vanėsi, susigūžė, kad aš, žinot, nešioju tokia žydiška kepurė, žinot. Pasirodo, kad aš tą Šilenskį, vanėsi, prisipažįstu, vanėsi, Šiauliuose, Vilniaus gatvėje gyvena, vanėsi, Šilenskis buvo toks krauta, bet turėjo manufaktūras ir jis sako, ne aš turėjau, bet kitas turėjo. Jis toks buvo bedniokas buvo, vanėsi. Lietuviškai, kalba labai gražiai, visą kitą. Vertė žydiškai, vadinasi. Tai visi kiti buvo žydai, tie visi, vadinasi, tamsta. Tai atvyko specialiai, vadinasi, su visą tą ekskursiją čia, didelė mašina, kuri važinėja patuos. Man tiesiog labai šaudyti žydų yra ta kapavietės, vadinasi. Nu, tai dabar tamsta jis vadinasi, nusimė man, sako, aš nieką kitą negaliu daryti, nusimė šitą, čia mano, jis yra Kneseto vadovas buvo, dabar jau kitas, tada buvo ta ženkliukas, jo yra, sako, čia tas reiškia yra to jo. Kneseto, kaip tai ten vadinasi? Seimo, lietuviškai Seimo, o ten... Seimo, Kneseto, tai ten jau šitą sako, Klemonė sako, čia, žinok, čia yra, sako, auksinis, sako, čia šisėgė, sako, tam, ką aš galiu. Paskui šitą, tas burmistras buvo to Jeruzalės, vadinasi, sako, čia yra raktai, kokie ten, nežinau, sako, čia irgi, sako, auksinis krūmetelis, ką, sako, aš galiu, nams tai, vadinasi, padaryti, vadinasi, čia yra kokie užrašyta, nežinau, kas tai, nežinau. Tu paskui Aš atskirai nufilmuosiu tos dalykus, nes man dabar neišeis. Nu, tai čia gerai. O čia žurnalistai buvo, žurnalistai jų vardu, žurnalistai vardu, kurie buvo, čia Parkeris toks, vanės, prašau, sakė, pasibažyk mane, čia irgi, jau, žinai, koks užrašytas iš jų, čia, vanės, jis sakė, tuos jau palikdami išėję, vanės, padėkodami, palikdami. Žinai, tokių klausimų manęs klausė, žinai, tokių savotiškai, vanės, kaip jūs prisidėjot, ar visi prisidėjo, kodėl ne visi, kodėl neužpadėstavo, kodėl kodėl nereagavo mažai, kodėl vadinasi, ar jūs davėte išrišimus jiems, tokius klausimus, žinot, jie veršės, jie visai tiek rašosi, renkasi tokias, vadinasi, žinias, visą kitą, vadinasi. Dabar, reiškia, šitą irgi tą patį klausė, vadinasi, ar jūs specialiai žydus gelbėt arba padėt? Aš sakau, aš teisybę pasakysiu, aš specialiai nesakau, kad aš gelbėjau, padėjau, tuo laik mane galvoja, ar žydas, ar rusas, ar ukrainietis, ar lietuvis, ar kitas. Buvo žmonės buvo. A jie man pagyrė, sako, kad sako, jau, gerai, kad jis taip pasakėjai, sako, manėm, kad jau čia žydai, jis sakys tik žydus, kadangi žydų tik vienas kitas tai buvo, nedaug buvo. Dabar vadinasi, sako, tamsta žinok, tamsta užtenka vieną, ką mes žinom, kad tamsta padarė. Pas mus yra toks, reiškia, toks yra šitą, kaip sako, ta patalė, toks nuostatas, jeigu vienam žydui padarėjai, visai pasaulį žydams padarėjai. Jeigu vienam žydui kuo nors įsiteikai, ar padarėjai, ar pagelbėjai, padarė, tuo pačiu padarai visam Izraeliui. Tai pas mus toks yra. Nesvarbu, gal vienas žmogus, bet jie padarė visiems Izraeliui. Sakau, vadinasi, ir jūs. Aš
gelbėjau visus, padėjau. Kiek aš galėjau padėti, aš padėjau, vadinasi. Kiek mane aplinkybės, aš nieko negali padaryti, ne viską neveiksi, nenuveiksi, prieš jėgą nepapūsi, nepadarysi, vadinasi. Kiek galima buvo įveikti, padėti. Sakau, lietuviai, katalikai, ponė, dovanokit, nerašė niekio rašto. Kur čia radėt, kur parašyta buvo Edinburgo, taip skaitėt, kur važiuoja mane. Nei vienas neparašė. Ir nei vienas tik, kad parašė tiesa Baliauską, man neparašė paskui po to. Bet kada dėl mano bylos, dėl mano išsisavimo, įrodymo, nei vienas neparašė. O žydai, sako, rada reikalą. O tai, sako, prašau, kas mano dabar koks geriausia padėka jiems, vadinasi, kad yra dabar, vadinasi, jiems, vadinasi, dėkingas su visą kitą, vadinasi, jie padarė. Nu, tai sako, patinka gerai mums, vadinasi, jau. Taip, ponia, aš tą klausimą galiu nesakyti, bet kiekvienas turi savo, vadinasi, pašaukimą. Kiekvienas turi pašaukimą, kiekvienas turi, vadinasi, ir ištvermę, turi tą pasiryžimą, tą pažadą, tą nusistatymą, turi išlaikyti, ponia, kliūčių visų, kaip mes esame, ponia, ir tamsai, ir aš, ir visai kiti visai yra. Bet jeigu žmogus turi savo principą, savo nuostatų, savo, vadinasi, kurios ir pildai, kad taip savo paleidė jaunimas, kaip eina, ir jūs galite šeimoje visokio Bickų ištaisyti, bet žinot, kad yra pareiga ir atsakomybė už tą šeimą. Du dalykai, aš sakau visiems. Pareiga ir atsakomybė. Tai trumpas drūtas situacija. Šventasis tėve, kunigas Vladas Požėla, Skirsnemunės bažnyčios klebonas, minėdamas 1973 metais savo amžiaus 60 metų sukaktį, nuolankiai puolęs prie jūsų šventenybės kojų, prašo ypatingo apaštališko palaiminimo. Taip, čia Vyžintė, ponia Mūžys, ten Vyžintė. Kužiai klauso? Labą dieną. Taip. Taip. Kaip? Aha. Ką tokie? Seminarijos, vadinasi, mūsų Vytauto Didžiojo universiteto teologijos, filosofijos fakulteto teologijos skyriaus profesoriai ir visa Vilnietė, ta, kuri mes, vadinasi, esam baigę, vadinasi, dabar. Kurioj vietoj čia jūs? O šitai vietoj, vadinasi, esu. Čia visi jauni, paina, kaip tam sakėt, kur ten matė Tyto vienos gražus liekniai aukštai. Kurie čia metai, palauk dabar? 37. 37. Aš tai vieną dar tokį ir pasakojimą žinau, sako, viena moterytė pareina iš bažnyčios, sako, ai, raudojau. Aš žinau tą. Ir... Sako, tai kodėl raudojot? Nugi išėjo jaunas, gražus kunigėlis ir pasakė, mėly krikščionys,
Ir raudojau. Labai. Ateina žmonės, sako, prie klausyklos, į Kazinyčių, į klausyklą, kai jaunas išeina, malonu žiūrėti manęs. Vis tiek, Dievas atvėrė grožį, laimę, džiaugsmą, malonę. Sutvėrė ir Adomo, Ievas atvėrė ant Zabuvos, kaip sakant. Labai graži bažnyčia. 19 metų ir buvo ponia vadinasi. O čia aukštai, baukštai, o čia vadinasi didingi vadinasi. Čia mano daug pasidarbuota. Taip, Stumbrių šeima rašo. Ateisim čia malonės pasilgę, ištroškę meilės, prislėgti kančių, kalbės tau tyliai ašaros užvilgę, rauda dienų bevaisių ir tuščių, o tavo akis, kupinos gerumo, mus pasitiks su šypsena švelnia. Tavo širdis pilna gailestingumo, minių maldoj atleis visas kaltes. O, svarbiausia. Reiškia, nebesijaučia mano mama. 89 metai mirė, kada 24 metus man šeimininkavo. 20 metų šeimininkavo mane. Turėgi seserį, daktaras buvo tas jo sesers vyras. Iš Šešiuliuose turi savo namelį gyventi. Prie manęs aš galėjau turėti. Ne, mamytė, saka, aš saka, niekur, saka, jie nori būti, saka, aš noriu būti dėkinga, kuo nors pasitarnauti, kuo nors aš ten sėdėsiu, saka, jau ten rūpinat. A, jin vis tiek, kiek jin galėdama, negalėdama, tai maišą tą puodą, aš atnešu ten tą malką, ką kitą. Jin jaučiasi, kai... Reikalinga. O, ponia, o tai jūsų žodis, reikalinga. Ir naudinga dar, kai dar manėsi dar. O tas daug reiškia labai. Tas labai skaudu, kad jis nebegali nieko padaryti. O guli žmogus toj lovoj. Jau jis nori, kurį pratęs buvo visą laiką viską daryti, jis pasijunta, kad jis išlaikytinis, ponia. Taip, ponia. Nebe savas, nebent savo tą, nu kaip sako, nesavistovės jau. Ką, o nebe savistovės, tas jau dar priklauso nuo kito, ponia. Gerai, baigėm namai, mano sesė gyvena labai gražiai, čia gyvena, myli mane palaikė lagerį, visą kitą dabar. Turi kambariuką, ten manęs yra stalioniukas, aš galiu ten nuvažiavęs, kokią dieną pabūti. Mane gerai, ten mane priima visą kitą, bet aš taip jaučiuosi, kad aš čia. Svečias. Kažkas tai. Tai jau ten taikykės, pasidaryk, kad aš vienatėvis, manęs nikam nesakau, visiems sakau, o keliai, turi būdą, neturiu, turi būdą, neturi, kur gyvensi pas ją, pas jos tėvas, ne, kaip nors sakau,
trūksta tavo pinigų, pasiskolysiu, samdyk kokį nors bakužėlį, kad nors cerdeką, nors šitą, bet susikurk savo liepsnelį, paukštelis, ir tas, ponia, krapštą lauk, vaikus aikis, vadinasi, savo niekas nepadarė. Jų prigimtis, tai yra nustatyta tokia, dėsnis, tai kiekvienas turi rūpintis. O kada jis turi rūpintis, jis tada jau selojasi, tvarkosi. Dabar gera, kada ateina išlaikytinis mane, tada jis vis tiek jau svetimas. Ateina, mane ženysis tamsa. Jau ateis ir tamsa ženysis, vis tiek sūnus, palieka sūnus. Tai jau vis tiek jau reikia jau kaip nors charakterį ar būdą, kad prisitaikė. O senosius sako, kad Martelą nors žvilgsniuką pažiūrėti į mane, puh, sunkiausia. Nu, turim mes jau Martelę, matai. O liaudės taip sako, būk gera. Mačiutė, būk gera ir abudu bus geri. Tai kaip šeimoje, ponia, abudu. Vienas nieko šeimos, ponia, nesukursi, laimės nebus. Turi abi pusė. Prašau. Dėl to, kad šypsasi. Taip, tikrai. Tie, kurie moka šypsotis, tie visuomet jauni, ponia. Žiūrėkit, dar vienas priežastis yra, skaičiau knygoj. Būti senam, bet nesusenti.